neutralus. Jis nėra tylus fonas, laikas ribotas išteklius, negrįžtantis sezonas, kiekviena diena autopilotė. Nebus tuščias lapas rytoj, įtampa įrašyta nata, tyliai užrašyta tavyje. Net jei jos nekūrai sąmoningi, ji buvo įrašyta vis tiek, be fanfarų, be perspėjimų, negrįžtamai. Gyvenam lyg turėtume neribotą repeticijų skaičių, lyg galėtume pradėti rimtai kažkada vėliau veikti. Bet laikas ne pažadas, laikas limitas, vidutiniškai 80 metų, realiai apie 60 aktyvių, tai tik 22 000 dienų. Visa tavo partitūra 22 000 dienų ir kiekviena jų skamba vieną kartą. 22 000 dienų, ne milijonų, ne šimtai tūkstančių, tik tiek. Ir kiekviena diena simfonijos dalis, ar kurie sąmoningi, ar leidi jais slysti. Mes sakom, pradėsiu po metų, sukursiu sistemą po krizės, susitvarkysiu, kai bus daugiau laiko, bet laikas nelaukia. Jis nėra pažadas, jis yra riba, ir kiekvienas taip turi kainą. Didžiausia kaina nesąmoningumas, kai renkiesi tai, kas lengva, kas greita, kas išblaško. Kaina ne šiandienos diskomfortas, kaina 10 metų be krypties, 22 000 dienų, ir jos tirpsta tyliai. Ne kiekvienas taip vertas tavo dienos, kiekvienas taip atsisveikinimas su kažkuo kitu. Tai pasirinkimo ekonomika, be ribotumo viskas svarbu, su ribotumu lieka esmė. Laikas nėra fonas, jis yra limitas. 22 000 dienų. Tiek turi sukurti save, negreitis lemia simfoniją, o kryptis ir stabilumas. Ne kiekis, o sąmoningumas, ne triukšmas.